Ta idėja dar būnant mieste jau jinai buvo apie tai, kad norim daryti geriau, norim prisidėti prie to kitokio ūkininkavimo, norim, tiesiog pramoninis tas toksai ūkininkavimas man nepatiko nuo pat pradžių. Galvojau, kad galima kitaip, galvojau, kad gali tos tiekimo grandinės sutrumpėti, iš to gyventi daugiau verslų, smulkių ūkių ir panašiai. Matom, kad pasaulis vis tiek eina ne tą linkmę, o kitą linkmę ir aišku, ta masto ekonomija čia pagrindė yra tikriausiai. Bet anksčiau ir vėliau, manau, teks sugrįžti, nes dirvožemis alinamas. Tai vat mes norėjom turėti tokią veiklą, tokį ūkininkavimo būdą, tokį verslą, kad jis būtų tvarus. Ir kad po mūsų šitas žemės lopinėlis, kurį mes dabar eksploatuojam, jisai būtų geresnis po mūsų negu prieš tai, kai mes atėjom. Bandom išlaikyti tą nekultūrinę pievą, kokia jinai yra. Tai reiškia, kad tų žolių, žolelių įvairovė, kuri dabar yra, kad jos nemažėtų. Ir stebim patį tą dirvožemio sluoksnį derlingai, kaip jisai keičiasi. Tai yra vietų, kur mes atstatinėjom, tai rezultatas yra akivaizdus 15-20 cm derlingo sluoksnio plus. Tikslas yra išlaikyti ūkio dydį tokį, kad dviese galėtumėm ir daryti be papildomų, sakykime, tų sąnaudų. Esam labai smulkus ūkis, apie 70 šiuo metu ožkų su prieaugiu, melžiamų gal iki 40, tai smulkučiai, mažučiai. Tai nori, nenori, vardas atsiranda. Visos jos neturi vardų, bet išskirtinio charakterio bruožų turėtojas, tai jos tikrai turi vardus ir kurie atsiranda tiesiog automatiškai. Turim apie 13 rūšių produkcijos, praktiškai viskas yra sūriai, plus jogurtas, rikota. Tų kiekių užtenka tiek, kad mes tikrai pilnai komfortiškai galim išsilaikyti kaip ūkis, galim investuoti, patenkinam apie 10% poreikio. Visų pirma, mes gaminam gyvą sūrį. Tai reiškia, kad tai yra fermentacijos produktas. Tai reiškia, kad tu žaliavą be pridėtinių priedų, kontroliuojant fermentacijos procesą, turi davesti iki idealios išvaizdos, skonio, konsistencijos ir panašiai. Kadangi fermentacija tai yra kas? Tai yra bakterijų veikla, bakterijų, grybų, enzimų įvairiausių veikla, kuri veikia simbiozėj su aplinkos temperatūra, metų laiku, augalais, kuriuos suvalgia pieno gamintojos, temperatūra sūriniai ir panašiai. Daug sudėtinių faktorių, kuriuos dalį jų gali kontroliuoti, dalies negali. Čia jau ir yra tas amatas. Reiškia, tu matai fermentacijos procesą, tu jį jauti ir tu turi prisitaikyti ir kontroliuoti procesą tokiu būdu, kad išgautum norimą rezultatą prie nekontroliuojamų sąlygų, kurios vis tiek įtakoja. Tai profesionaliai tuom užsiminėjom turbūt apie 10. Ir dar turbūt kokie 5 buvo bandymų poligonas. Tai kadangi technologija, kurią naudojam, sūriai, kuriuos darom, yra sudėtingi, turbūt vieni iš sudėtingiausių aplamai sūrių pasaulyje pagaminti, tai tas mokymosi kreivė jinai buvo lėta ir ilga. Visų pirma, koncentruojamės į dirvožemio atstatymą. Pavyzdžiui, atvažiavom čia į tas pievas, tai jos prieš 15 metų, kiek mes žinom, buvo pjaunamos, šienaujamos, ariamos ir visaip kitaip daromos. Ir iš jų buvo imama ir nieko negrąžinama. Tai pirma užduotis yra grąžinti tam dirvožemiui tą organiką, kuri yra atimta. O po to, kai yra jau ta pusiausvyra balansas atstatytas, tai tada užtenka taikyti rotacinius ganimo metodus ir panašiai, nenuvalgyti per daug, nenualinti ir tada tiesiog natūraliai ta pieva jinai gyvuoja.